Labas. Atvažiavom šiandien tvarkytis toliau. Tai sekantieji ūkio darbai tai yra susitvarkyti avietės, nes jau reikia ruoštis tręšimui. Jeigu atsimenat, mes pernai aviečių kraštus užmulčiavom šiaudais. Tai dabar reikia atitraukti tuos šiaudus šiek tiek ir kartu nuimu ir lapus visus. Jau reikia ir avietį kai kur. Tai išraunu dar ir varputį su, kaip jos vadinasi. Žodžiu, dar išraviu kai kur reikia. Nukerpu stiebus, kurie nenusipjovė. Ir tuomet reikės sufrezuoti. Nugraibščiau čia tos visus senus lapus ir šiaudas. Žiūrėkit, kiek varpučių iš karto išlinda. Tai raviu ir galvoju, Jėzau, ir vėl prasidėjo kova su vėjo malūnais. Bet žinot ką? Kartu ir smagu. Nežinau, aš jau laukiau sezono pradžios. Ir tai reiškia, kad pavasarėlis jau čia pat. Ir labai faina, nes jau norisi dirbti. Grįžti atgal ir kišti rankas į žemę. Tai va šiais metais biškai kitaip darysim nei pernai. Pernai aš kaip tik visus šituos senus lapus ir netgi mes mulčiavom stiebus, tai aš palikau ilgėliau ant žemės, nes kažkaip svarsčiau, kad gal šilčiau avietėm po jais ir jos greičiau sužaliuos. Tai šiemet šiaip iš tikrųjų dėl laiko stokos aš noriu tai padaryti greičiau, nes reikia dar sufrezuoti. Na, išbandysim ir kitą techniką ir bus matyt. Šiandien labai išsibalansavę mano darbai. Bėgioju nuo kampo prie kampo. Tai va dabar noriu pasibaigti tą pusvagį. Gal reikėjo iš tikrųjų iš kitos pusės pradėti, nes labai norėjau pažiūrėti, kaip čia seksis su freza prasieiti. Čia nedaug liko. Bet kitas svarbus darbas yra prie braškių nueiti, nežinau. Ten reikės eiti su Tautvydu pasitart, ką darom su tom braškiam. Ar paliekam taip, kaip yra, ar tuos lapus kažkaip šluojam, nežinau. Žiūrėsim, eisim pasitart. Kieno čia toks gražus pavyzdingas avietynas, taip sutvarkytas gražiai. Nu, ok, ten jau pasibaigė jėgos. Ir ok, čia dar visur nesutvarkyta. Tai va reikės padaryti visur. Tada nusprendėm, kad šitos krūvos sumulčiuosim pradžiai, o tada sufrezuosim tos kraštus. Bus labai gera natūrali trąša. Beje, dar avietės vegetacijos stipriai nepradėjusios. Į žemės dar nedyks. Kai kur yra pavieniai daigeliai. Tai ir nėra blogai. Spės dar viskas. Labas. Atvažiavom šeštadienio vakare tvarkytis toliau. Oi, pritrūkstu kvapą. Sunki savaitė buvo. Su Ignu apsirgom gripu. Šiandien teko pabuvoti ir priėmime. Bet viskas gerai, sveikstam. O dirbti vis tiek reikia. Taigi, darbuojamės, rankos labai gražios. Pirštinės kažkur namie.
Nusipirkau mikrofoną ir dabar jis yra mašina, jo mašina užrakinta. Kaip tyčia, taip tingi dabar eit raktų. Tai kaip įdomiai filmuoja, kaip prietema, taip neryškiai. Gal reiktų ekraną pasivalyti. Nu tai žinoma, dabar daug geriau. Žodžiu, bandėm čia mulčiuoti dabar. Ir kas gavosi tas, kad mulčeris po savim nusitysė visą šitą gėrį. Tai varau su grėbliu, pagrebliuosiu, kad Tautvydėlis dar kartą pravažiuotų. O ten pradžiai sufrezavom iš tos pusės ir paskui su mulčeriu priėjom, tai labai gražiai susipurena ir gavosi iškart toksai kompostas. Žemė sumaišyta su šiaudais, tai labai turbinė trąša, čia belenkaip gerai. Varau tvarkyt, kol dar visai nesutemo.